Mano pandiriukai, su jumis aš Amelija. Žinau, kad aš buvau pradinga šilgai. Bet dabar ne apie mane. Bet aš, aišku, kad sugrįžau, o suguojam su nauju serialu. Nu, aš vad tokį serialčiką. Sugalvojau tokį pavadinimą. Tai va. Ir aš, jo pavadinimas yra Užrakintas paslaptimis. Kas čia buvo dabar? Nesuprantu, kas buvo. Na, tai žodžiu, dabar ne apie mane. O tai aš jums jau viskai prisiplepėjau, tai žodžiu, pradėkime. Tai pradėkime mūsų naują serialą Užrakintas paslaptimis. Tai pradėkime. Įdomu, gal kažkas liko šaldytuve maisto. Reikia pažiūrėti. Aš jau, kad nieko nėra. Ką pavalgyti, dar mano dar šiandien gimtadienis, nu dar gražiausia. Reikia paskaičiuoti, kiek aš turiu pinigų. 10, 5. Ką? Aš tik turiu 30 centų tokeną. Dar gražiausia, už ką aš nusipirksiu, čia ne kad tortą gausit, čia iš vis nieko nesigaus. Nu, reikia pabandyti vis dėlto nueit, gal bus kokios nuolaidos. Nu, reikia pabandyti nueiti. Tai jau čia laisva. Prie pyragų skyriaus ir tortų, bet čia nėra tiek daug. Šitas visai būtų neblogas. Atsiprašau, galite man pasakyti, kad kuris ir valiuojasi, kad gal galite man padėti, galiuojamas jūs surisėti visas minutės. Jūs čia man. Galiuojamas išėjo, padėkite, kažkur bet kur valiuojasi, aš turėjau 100 metų rast. Jūs ką visai? Ponia, jūs čia manęs klausėt? Ne, aišku, tak jūsų klausiu. Gal jūs ne tam žmogui pasakėt, bet aš ne pardavėja kokia. Kaip suprasti? Nu ir va taip supras, ponia, eikite jūs kažkur kitur paklauskit. O man čia galvos nevarinėkit. Viso geriausio. Visi geri. Vadamu. Fu, kažkokia keista. Eik toliau šią. Šitas pyragas būtų normaliai. Bet jisai nelabai geras, bet būtų gerai. Taip, kur čia kasa? Jau eit paieškoti. Atsiprašau. Aš nepardavėja, kuri kažką tai daro. Ką, vėl kažkokio daikto nerandat? Čia, klauskit kitų. Atsiprašau, ne, aš nenoriu nieko klausti. A jūs nebūsite Mija? Ką? Iš kur jūs žinote mano vardą? Čia tu, tai viskas gerai. Aš esu Aleksas, aš žinojau tavo tėtį. Ką tėtį, jisai pats mane paliko, tai ką jūs čia galvojat? Palauk, atstokit nuo manęs. Padėkit. Man čia pasivaidena, ar jinai su mūsų tortu išbėga. Aš sumokėsiu. Tikiuosi, aš pabėgau nuo to kažkokio tai žmogaus. Pala, jeigu jisai sužinojo kažką, kad pas man nėra tėvų. O ne, viskas gerai, ramiai. Viskas. Top. A ką daro mano rankose tortas? Ką iš parduotuvės paėmė?
Nieko tokio. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena mane. Viskas gerai, nauja diena ir bus viskas gerai. Nežinau, kodėl mane tu taip anksti palikai, bet viskas yra gerai. O pyragą paliksim gal kitai dienai, nes dabar nelabai noriu. Kur mano kuprinė? Vėl mokykla. O pažiūrėkite, kasgi atėjo. Jinai vėl atėjo. Manas, kaip ji neatsibodo ten su tokiais pat rūbais vaikščiant. Gal bijo, aš pati nežinau. Manas, jinai net nestiprausia. Jinai taip slikščiai atrodo. Viešpatie, kaip manęs atsibodo. Ką tu pasakei? Nieko aš nesakiau. Aš tiesiog sakiau, kad aš einu į klasę. Atsukit jau nuo manęs. Kaip jinai su manim kalbėjo? Visai jau išprotėjo mergaitė šitą. Sutinkamės. Atsibodo šitas. Vis pristoja prie manęs. Tai aš geriau persėsiu. Nu, persėsk jau. Ką jau padarysiu? Ponia Mija, ateikite į direktoriaus kabinetą. O čia mane kviečia? Ne, žinok, mane kviečia, aišku, kad tave. Gerai, žmogau, ramiai tu. Aš ne apie tave kalbėjau. A gal jie sužinojo, kad aš viena? Ne. Viskas gerai, ramiai, viskas gerai. Sveiki. Sveiki, tai direktoriai iškvietėk. Gerai. Galima užeiti. Taip, užeiti. Sveiki. O sveika atvykus, Mija. Ką jūs čia darote? Mija, ramiau. Šitas žmogus mums paaukoja mūsų mokyklai 3 milijonus. Tu net neįsivaizduoji, kokia aš laiminga. O, Mija, labas, Ryga. Pakartosiu. Ką jūs čia vėl darote, ponė? Mija, kaip tu kalbi su juo? Jisai mums paaukoja mūsų mokyklai 3 milijonus. O, nu ką, kad paaukojo, kad būtų viskas geriau? A jūs, ponė, ką jūs norite iš manęs, jūs man pasakykite? Aš žinojau tavo tėtį, jisai buvo mano geriausias draugas. Jisai žinojo tave, jisai norėjo pas tavęs grįžti. Jisai mus pats paliko. Ir kas paliko? Jo irgi nebėra. O. Nu ir ką, vis tiek jisai mus paliko. Tai jisai pasakė, kad man juo tavimi pasirūpinti. Tai atvykau. Ir aš tavimi pasirūpinčiau, viskas gerai. Pas mane yra 4 sūnus, jie gerai galės susipažinti. O tu viena negali pasirūpinti savimi. Aš pati nuspręsiu, ar galiu savimi pasirūpinti ar ne. Mija, viskas gerai. Mija, palauk, ką? Tu neturi tėvų?
Dabar ne apie tai, ponė direktorė. Gerai. Dar pradžiausia, tas žmogus mane įstavė ir dar geriausia. Mija, palauk. Ko jums reikia? Atstokit jau nuo manęs. Mija, prašau, nebėk. Aš tau galiu pavesti savo gyvenimą geresnį negu dabar. Man nereikia, man tinka ir toks gyvenimas. Atstokit nuo manęs, prašau. Mija, nugi suprask, aš noriu tau kuo geriausiai linkiu. Ir kad tokiu. Mija, suprask, aš žinojau tavo tėtį, jisai buvo mano geriausias draugas. Ir dabar nebėra jo. Aš galiu tavimi pasirūpinti. Gerai. Aš viską padarysiu, mokėsiu mokyklą, tu turėsi maistų, viskas bus gerai, supranti? Gerai, aš sutinku. Rimtai, aš toks laimingas, einame. Gerai. Lėktuvas įskrenda. O mes ką vieni lėktuve? Nu taip. O kas čia tokio? Tai jūs ką, milijonierius? Kaip tas žodis? Milijardierius? Taip. Aš jums siūlysiu, susipažinkime iš naujo. Aš esu Aleksas, turiu 4 sūnus. Tomas, Lukas, Finas ir Fita. Gerai, aš Mija, man 17 metų ir aš tiesiog paprasta mergaitė. Aš manau, jūs susidraugausit. Pas jūs tenais vis bendrabutis. Tu name pasiklysi tam, žinau. Nes namas didžiulis. Įsivaizduojam. Mes atskridome, prašau išeiti iš lėktuvą. Va čia tai namelis. Labas, Mija. Malonu žiauriai susipažinti. Sveika atvykusi mūsų tokį nedidelį namelį. Tikrai žiauriai nedidelis namelis. Susipažink, čia mūsų valytoja, Felicita. Labai malonu susipažinti su tavimi, Mija. Labai jūsų laukiau, tai aš tau parodysiu visus mūsų namus ir parodysiu tavo kambarėlį. Aš turėsiu kambarį savo. Nu, tai aišku. O mano sūneliai, sveikučiai, mano mylimi. Tėti, kaip kelionė tavo, darbo reikalai? Oi, man rodos puiku. A čia kas per merga? Mandagiau, Tominai. Mandagiau. Čia jūsų nauja sesė. Sesė? Tu nusišneki, tėvelį? Finai, pasitrauk trumpam. Gerai. Tėvelį. Tomai, tu čia mėnesį nebuvai namuose ir atsivedei kažkokias tai čia mergaitė. Galima su manim mandagiau elgtis? Palauk, aš dabar su savo tėčiu kalbu. Kelionė, matau, normaliai tau patiko, jo? Tomai.
Nenervink manęs, gerai? Tėti, Tomas normaliai sako. Teisingai jis sako ir masto. Lukai, nebūk kaip tavo vyriausias brolis. Viskas gerai. Jūs su jie susipažinsit, viskas bus gerai. Aš einu savo reikalais. Bye bye. Nu ką, meilutė, sveika atvykus į savo kampelį linksmybių ir linksmų. Vau, balta spalva su rožinė ir kreminė. Tau patinka? Tau patinka? Taip, žiauriai patinka. Oi, labai ačiū. Aš žiauriai stengiausi. Man žiauriai patinka, kad tau patinka. Nu tai viskas, tu čionais priprask. Jeigu ką, tu mane pakviesk. Gerai, ačiū, Felicita. Greitai. Sėkmės tau. Ačiū ir jums. Aš nors norėjau tapti kokia nors princesė iš pasakos, kuri gyvena baltai, rožinė ir taip. Na tai, sakykim, tapau. Tai gerai, mane gal, nežinau, na tai gerai, reikia persirengti. Oi, Mija, pamiršau pasakyti, už 10 minučių pakviesti tave pusryčiauti, gerai? Gerai. Aš galvoju, tėtis juokavo, kada apie sesę. A tau kada nors matei, kad tėtis juokautų visada, kada jisai ką nors pasakydavo, tai viskas būdavo teisybė. Finai, nu, atstok, suprantu, ašgi. Tai, bet aš negalvojau, kad tai iš tikrųjų bus. O gal nėra taip ir viskas blogai? Tu kam nusišneki? Kam mums sesė? Nu, aš tiesiog šiaip pasakiau. Nu, žinau, brolelė. Tu nematai dar žmogaus, koks jisai yra. Nedaryk išvadų. Gerai. Čionais virtuvė. Alio, aš su jumis kalbu. Aš jau susimaičiau jūsų name, nes jūsų namas žiauriai didelis. Ačiū, sesyt. Einam pusryčiaut. Ačiū ir tau, breli. Ei, kur tu atsisėdai? Kur aš atsisėdau? Atsisėdau, kur laisva kėdė. Čia mūsų mamos vieta. Stok iš čia. Tegu sėdi. Tomai, nusiramink. Tu jau viską pamiršai? Tėvelį. Jeigu tau kažkas nepatinka, Tomai, nueik ir atnešk į kėdę. Nueisiu ir atnešu. Prašau jūsų didenybę, atnešiu jums kėdę. Ačiū kaip iš tavo pusės. Viskas. Valgom ir eisim į mokyklą. Gerai, tėti. Opa, nesitikėjot? Viskas, top kadras, pirma dalis, užrakintas paslaptimis baigta. Bye bye. Please, pafollowinkit šitą mano accountą ir ate.